Miegojo mano damas. Pum, ripa. Tai neparalysi. Tai man baisu tas Cheer. Labas rytas, kadangi mano kolegės miega, padarysiu turą apie šitą keistą ilgą butą. Žodžiu, čia yra tualetas, bendras, tai šitas yra bendras, aš nenorėjau savo draugų žadinti, tai kaip sakant, naudojusi šitą tualeto paslaugom, reikia išzoomiautinti, nes tada matysis geriau. Tai žodžiu, pakankamai neblogas. Tai va, tokio būtų dar nesu mačiusi, kuris yra tiesiog belė koks ilgas ir čia taip yra kambariai. Tai čia mano gražuolės miego. Dabar jūs tyliai, kad nepažadintumėt. O, jau viena prasibudo, kita vis dar miega. Labas rytas, Kristina. Va kokia, iš karto tik atsibudo nuotaika, vidė šypsena. Gerai. Žodžiu, čia kitų kažkokių, tiesiog kiti du kambariai. Čia tas tualetas, kaip sakiau, čia mūsų kambarys. Ir čia yra kaip Ispanijoje, dar gal kitur nemačiau, tokios grinai keistos, man be jokios funkcijos skylės. Ir tai, jeigu neiškris, žodžiu, čia tiesiog tokia skylė name. Ir, žodžiu, tavo langai tiesiog yra į sieną. Tai keista, Maks. Čia laukinis duris. Čia neprimetukas, bet jau bandžiau jį tai užrakinti. Tai gal koks kitas kambarys. Čia dar viena tokia skylė ir tarp kitoko, mes čia jau tiek toli nuėjom. Aš neįsivaizduoju, kaip čia. Tiesiog Maks ilgas butas. Virtuvė pakankamai tvarkinga. Čia net tokia pasėdėti ramiai zona, kurios gal mums net neprireiks. Tai toks vaizdas tikrai ne kažkoks super duper. Vienintelis minusas tai čia ta žiauriai busy gatvė. Tai čia dienos metu, kai varo non-stop, tai varo. Nors dabar per uždarytus. Ir tai čia tik pridarytas langas, tai nėra, kad žiauriai girdėtus. Tai va, maltiečiai pasirodo labai mėgsta futbolą, galais prizūminti, va. Tai va, jie čia žaidžia visą dieną. Šiandien šiek tiek apsiniaukia. Žodžiu, tai va, šiandien šiek tiek apsiniaukia. Mūsų planas buvo varyti degintis. Tai jis, reiškia, turi pasikeis dabar. Tarp kitko, aš va čia dirbu prie kompo, kol mano kolegės miega. Nes nepasiėmė atostogų. Tai reikia išbalansuoti. Ryte darbas, po to pramogos. Bet kadangi mano draugas vakar išbaliavo, prisikokteiliavo ir prisišotino, šiandien jam galvelė gali skaudėti. Tai dėl to aš esu supratinga ir leidžiu jiems pamiegoti. Bandžiau žadinti, bet nepavyko. Tai va tokius naujienos ir viso gero reportažą baigiai. Labas rytas. Mes jau atsikėlėme su Kristina. Ir taip, Ugnė pamiršo. Pagaliau užsimiegojo mano damas. Komandos narės pamiegojusios. Kristina dantų šepetėlį pamiršo, tai atsargiai nebučiuokite labai žirti. Reikia saugotis. Daromės pusryčius dabar. Tiksliau, tiesiog ruošiamės, nes nieko čia per daug nėra ką daryti. Tai turime arbūzą šiandieną sąraše. Dabar Kristina taustina mūsų duonelę. Prieiname čia, prašome, kabinos. Turime morkyčių, kilmės šalis Europos Sąjunga, labai detaliai. Turime šitų egzotinių vaisių kolekciją, alyvuogės ir tuna dipas, kurį dėsime ant mūsų taustinamos duonos, o čia Kristinai humusas. Viskas labai sveika. Nuostabu, aš dar valgau jogurtuką, kurį ponios jau sudorojo. Turime susitarti, kad čia, tarp kitko, shout out to Kristina megztinis. Gerai, tęsam. Ar galim susitarti, kad čia bus annual thing? Ar galim susitarti, kad čia bus kasmetinė mūsų kelionė ir kiekvienais metais mes kažkur išvarysim? Gal manęs tai tikrai taip? Tikrai taip? Bet... 1, 2, 3, kasmetinė kelionė! Ugnė sako, reikia išsiplauti grindis, nes blemba žiauriai nešvarios. Tai va, pasiėmė šluotą. Dabar valome, su Kristina žiūrim. Merginoms šau. Štai taip laukiame autobusą į kitą miestelį.
Nu kas 15 eurų. Parodyk, kiek mes važiuosim. Va. Maltos sala ir mums reikia atsigauti kitoj pusėj. Tai va, funkt 15 eurų, bet dar nepatvirtinsim, nes šitas vaikinukas su to gražu džempu laukia už mus ilgiau autobuso kantriai. Tai mums reikia, kaip sakant, būti paprastesnėm ir susitaikyti, kad čia yra pietietiška kultūra. O kiek mes laukiam jau? 20. O Jezu. 1 hour later. No bus. Bus. Kokia čia ugnė vieta? Čia? Du paplūdimiai susidėjo. Šiandien toks vėjas, kad mus čia nukrus, bet mes eisim va ten tais serpantinais mini tokiais iki pat ten tokio šalia. Va čia eisim iki pat tenais. Čiuk. Čia maudosi kiti labai drąsūs žmonės, bet ten nesam ne mes. Žodžiu, uždėsim pavadinimą, kaip čia vadinasi. Nes vieta labai gražiai atrodo. Galiu pasakyti pavadinimą. Nu, koks pavadinimas? Čantuflecha. Aikan. Žodžiu, parašysim, sunku ištart. Zip, papa, pum, rapapam. Einam haikinti. Palei jūrą. Einam tokiais takeliais. Tarp krūmų labai cute. Taip, dabar bus revylas vaizdo. Ar jūs pasiruošusios? Taip. Let's go. We have finally arrived. Wow. Čia pavojingai. Vienas paplūdimys. Čia yra kitas. Ir einam tenai. Dar aukščiau. Va, šiuo metu mes jau tyrinėjame vis gilyn. Aš einu su kavutė kaip dama. Nors kavos ten jau senai nėra. Nebėra jo. Dar reikia tik rankos stabilizatorius sutvarkyti. Šiaip Naujausią versiją parsisiųsti. reikėtų, bet šiaip labai gražu. Kiekvienas, kur nueinam, vis labiau stebina Maltą. Kristina, kas tave stebina, ugnė ar Malta? Turint omeny vakarykštį įvykį, tai aš nežinau, kaip tu dar... Ugmal. Teisingai! Čia pafilmuok, kaip gražu. Kamilė davė instrukciją. Very beautiful. Galėčiau filmuoti, bet mano iškryptų mažasis pirštukas. Nu, galėčiau visą laiką filmuoti.
Bet ant to, kurio pirštuko laikosi, tai jau skauda. Va, visi išsirengė, nes visiems karšta. Eime. Nu, lendam. Ne? Okay. Neparalysi. Kita debila, jinai jau perėjo. Aš irgi dalysiu. Blemba su tais rūbais nepatogu. Aš su kavyte iš viso padėliu. O, čia kažkas tikrai nežašyko. Pala, nenufilmavom, kad čia toks, ta prasme, va taip va. Fajau. Kristina yra mūsų gidė šioj kelionėj. Simba! Ugne, ko tu nori? Aš noriu Ugne sėdi tokioje vietoje ir šiaip visą dieną zyzia dėl Egg Benedict, jo. Tai turėsim važiuoti kažkur. Ir nufilmuosim, kai išvalgys Egg Benedict. Aš net pagalvoju, jis man jau ašaras trykšta. Man jau koma. Video klipo backstage. Va čia tai man baisu tas kylio eina švilpt. Kamilė padarė saugesnį variantą. Tvirtovė. Oho, va čia kokie vaizdai. Gyvatė gyvena. Gal driežiukas didelis? Nu, pamajuokit. 5 lėlė pau! Apėjom, žodžiu, visą įlanką. Net ne įlanką, čia 2 bičius apėjom. Olom, šiaip belė kokie vaizdai, eini ir vis gražiau. Dabar esam tokioje vietoje. Čia mano puodelis. Pasiimsiu. Nu, vau, tiesiog. Nu, žodžiu, mes va čia tokiais einam. Palei visą šitą. Tiesiog palei kraštą. Vaikštom va tokiais takeliais. Palei patį kraštą. Ta prasme, wow. Po šitų įvykių ten tam kalne mes atėjom į restoranėlį su išalkusiais pilvukais. Staliukas 3 prašom. Kristina išrinksiu gražiausių vaizdų. Čia mums darys kokteiliukus. Kokios spalvos. Cheers! Esam labai fainoj vietoj, vegan, labai daug pasirinkimo, viskas labai sustainable, o ir jau atneša maistą. Wow. Very... Thank you. Wow. And
for me this one, I like him. No, this is mine. Thank you. Thank you. La la. La. Labiausiai basic. Ir turim tokį vaizdą. Kaip supratau, daug smagiau buvo nulipti negu užlipti. Mes čia kančiuose. I have a whippet. He needs to run a lot. So I get tired a lot. I cannot handle his speed. Nutmeg. Mes tranzuojam. Kadangi išleidom restorane po 30 eurų maisto, su Kristina nusprendėm, kad reikia patranzuoti iki namų. Enjoy living in Tai Malta? antra mašina sustojam ir važiuojam namo. Žodžiu, mus tas vyrukas pametėjo labai arti mūsų namų. Mums pešiom liko tik valanda eiti, o šiaip turėjom 4 valandas eiti mūsų spotą. Ir dabar važiuojam su autobusu iki galutinio taško. Ugne, kur važiuojam? Mes važiuojam į St. Julian's Bay. Gerai, išsidirbinėjom, mergos. Tokiam kiaušiniam nevarysi. Dar atsisėdo atskirai. Mamanės. Matėt, aš padariau orderį. Matėt, kas parašyta? Uga buga. Galvau, kad čia pašauks ir galėsim pažvengti. Mes pamatėm tokį baltą Kamilę, nespėjau užfiksuoti, bet fiksuojam. Manau, reiktų išsinuomoti. Kamilė dabar užsijėmusi kitais reikalais. Mes dabar esam St. Julian's Bay. Tai yra turistiškiausia vieta. Daug visokių turistų. Va, mes ką tik pradėjom fotkinti, va čia jau fotkina. Čia fotkina, ten eina fotkina, ten fotkinasi. Nu, tiesiog mes pritraukiam trendus. Va, žiūrėkite į Kristiną. Su Biliu fotkinas. Vaizdu. Tobi. Oi. O, maga, koks vandanukas. Čia kaip Venecijoje atrodo. Jums neprimena Venecijos? Labai. Smirda ir labai... Bet vaizdas primena. Ugnė ir vėl su smūčiu. Šiaip Ugnė yra smoothie addicted. Jos nežino, kad aš filmuoju, bet bus prigautos. Nes planuoja dirbti Gambijoje. Va, kokios rimtos. Bet gal mums nereikia labai strong. Tu nori guomį? Ne, aš tai bijau. Ugnė, dabar šopinomės ir kažką sužinojo, nori pasakyti. Jo, jos tingėjo stovėti bendroje kasoje, o aš tingėjau skanuoti self-checkout'e. Tai prastovėjau ir ten toks vyrukas stovėjo pagyvenęs ir jam sako by card or cash ir jisai sako monthly, tipo monthly. Ir aš tokia, pradėjau klausyti. Tai jeigu tu nusiperki šito marketo stoko kažkiek akcijų, tu skaitaisi kaip bendras savininkas ir tu gali mokėti monthly, tipo už savo maisto prekes. Tai jis tiesiog pasirašė po čekių, ten kažkur prisegė idėją ir viskas. Ir tiesiog mėnesio galę žmogus susimoka už visas prekes. Tas vadinasi Green Market. Jo, eisim paguglinti, kiek aš tas kainuoja. Mes pamiršom atsisveikinti, bet prieš atsisveikinant dar noriu pasakyti didelį ačiū Ugniai, kuri ne tik suorganizavo šitą kelionę labai gerai, bet ir labai aktyviai įsitraukė į video filmavimą ir padėjo man sugeneruoti, sufilmuoti daug kadrų. Ir gavosi gan fainiai ir įdomus video, tai ačiū tau, Ugne. O šiaip tai, jeigu patiko, like, subscribe, share ir laukit kito vlogo.